Sveiki, kaip patikrinti sienos? Ar gerai žmogus apdailininkas atliko savo darbą? Nes labai sunku pasakyti, jisai gali stovėti ir sakyti, kad labai gerai viskas atliktas, jo remontas, atliktas puikiai darbas, bet iš tiesų, kaip turi atrodyti ta siena, ant kiek viskas turi kreivai būti ar lygiai, nes labai daug yra minčių, kiekvienas žmogus turi savo, taip pasakykim, standartą. Šiandien aš su jumis pasidalinsiu būtent mūsų objektą, kaip viskas atrodo. Šitą sieną išglaistyta tik tai vieną kartą ir mes neruošimės čia kažkaip dažyti, o ant viršaus bus dedamas molinis tinkas. Kaip ir tokios kokybės iš viso ir dabar, kaip galima pasakyti, starte užtenka. Bet šiandien yra noras pasidalinti ir su jumis, mūsų kanalo žiūrovais, kaip turi atrodyti sienos, kurios prireiks dažyti, skirtos dažymo darbam. Pasidarysime mes su jumis šiandien antrą glaistymą, štai su tokiais įrankiais. Jūs, aišku, žinote, kad aš nemėgėjas tų visokiausių ilgų glaistiklių, bet šiais laikais jau atsirado tokia glaista, kuris gana kietas, nes ankstesniai, kur buvo vaizdo įrašai, aš visada pasakojau, kad šitas glaistas labai minkštas, iš tiesų taip ir yra, nes daugybė gamintojų, kurių mes nenaudojame, arba seno standarto, labai minkštas pagrindas, nes mes, kai išglaistome, prisilietus pirštų su nagu, bus įlenkimas. Šiai dienai tokie dalykai išspręsti ir galim naudotis štai tokiais glaistikliais. Aš rankose dabar turiu 60 ir dar kitą tokį paprastą, pigesnio segmento 80. Būtent ant šių sienų užtenka ir 60. Jeigu mes turim didesnę kvadratūrą, daleiskim čia, būtas, tai su tokia glaistiklė aš asmeniškai skaitau, kad per didelę ir labai nepatogu, nes ir čia ir palangė, visur rozetės, kažkokie tai laidai, nors ir būtent kur yra dėžutės, mes laidų neturime. Bet jeigu pasisukti ant tos sienos, kur stovi mūsų virtuvė, ten labai daug laidų ir santechniniai taškai, paprasčiausiai su tokia ilga glaistiklė bus sunkiai dirbti. O tada kyla klausimas, kaipgi pakontroliuoti, kaip iš viso atrodo šitą sieną. Kad pasižiūrėti, kaip meistras vykdo savo darbą, padaryti nesunku. Reikia išjungti visą šviesą, o tada pasiimkim štai tokį mažą šviestuvą. Šviesa turi būti kieta. Kaip paaiškinti, kad yra kieta, net nežinau. Paprastas šviestuvas ir mes dedame prie krašto. Ir pamatysime visus nelygumus. Bet pagrindinis dalykas, visa šviesa pilnai turi būti išjungta. Nes dabar šviečia, pas mane čia 3 šviestuvai, kurie šviečia grinai ant sienos ir mes matome mažiau visokiausių nelygumų. Išjunkime šviesą ir pasižiūrėkime rezultatą. Iš karto pasižiūrėsim taip, kaip yra, bet iš arčiau, o tada išjungsim ir grinai pademonstruosiu, kaip atrodo dabar šitą sieną, kuri tinka dėti moliniam tinkui. Aš net neįsivaizduoju, ar matysis ar ne, štai taip atrodo mūsų siena. O dabar mes išjungsim šviesą bendrą. Pasižiūrėkite, ant kiek jų padidėjo. Čia buvo glaistyta, po apačią mes matom su gipsiniu glaistu ir ant viršaus praeita su paprastu užglaistyta, su lateksiniu. Štai taip atrodo sienos. Tai dabar aš siūlau išglaistyti šitą sieną ir pasižiūrėsim, koksai rezultatas. O tada pasikalbėsim, kaip turi atrodyti siena ir kokių iš viso yra niuansų. Ir kodėl mes matome tiek įvairiausių įbrėžimų, nelygumų, kalnų, duobių ir taip toliau. Jeigu žiūrint į šitą sieną grinai iš šono, porą metrų dabar iki sienos, kažkur tai gal 2,5 metro, labai idealiai, nes sumontuota šviesa, super, viskas gerai ir tvarkingai. Ir ant kiek reikia, ant kiek kiekvienas užsakovas turėtų žiūrėti tą sieną, kad žinoti, kad rezultatas yra geras. O kai mes su jumis pradedame glaistyti, sumontuojam šviesą, nes pradėsime nuo šios sienos, čia viskas labai gerai krenta tą šviesą, išglaistom tą koloną, o paskui sumontuosim arčiau sienos, iš viso gal taip, kad grinai šviestų ant sienos ir kad mes matytume visų tų įbrėžimų.
čia būtent reikia tam, kad pasiekti labai gero rezultato. Nes kai šviesos nebus, mes turėsim labai gražų vaizdą. Išglaistykime šią sieną. Dabar ką norėčiau pasakyti, aš nenoriu jūsų klaidinti ir ką jūs dažniausiai matote per Instagram arba kitą platformą, daleiskim tą patį TikToką, tik tai dėl grožio, ne, kad ten gražiai viską padaro. Mes irgi galim jūsų klaidinti, parodyti labai gražų vaizdą, bet taip, žinokite, nebūna. Nes jeigu į viską gilintis, pasistatyti gerą šviesą, jūs tikrai pamatysite įvairių niuansų, nelygumų ir taip toliau. Visos tos platformos paprasčiausiai jūsų klaidina, kad jūs pamatytumėte kažkokią tai ypatingą rezultatą. Gerą grožį, nes vat tokie, ne? Kad mes per vieną kartą, kai pratraukiam, jau turim puikų, gerą, gražų rezultatą. Na ir va taip atrodo gatavas produktas, viskas lygiai ir gražiai. Tai va, į šitą visą procesą aš siūlau žiūrėti realistiškai ir kuo mažiau žiūrėkite įvairių Instagram platformų, kur mums paprasčiausiai su vienu ten judesiu rodo kažkokį tai super ypatingai gražų rezultatą. Šiaip viską galima pasiekti, jeigu pažaisti su šviesa, o vėl atvirkščiai grįžtame prie to, jeigu mes norime pamatyti kuo daugiau viskiausių nelygumų, pasiimame labai kietą šviesą, kad šviestų tiesiai, montuojame kažkur tai sienos kampe ir matome visus nelygumus. Siūlau dabar pasižiūrėti, kaip atrodo siena po antro glaistimo, po to, kai jau viskas išdžiuvo, kokį mes su jumis rezultatą turime. O tada pakalbėkime vis dėlto, kaip turi atrodyti ta siena, kai jau išdažyta. Oi, šis vaizdo įrašas bus tikrai įdomus tiems žmonėms, kurie dirba savo rankom. Kokią glaistiklę pasiimti? Labai daug nuomonių, vienas sakys, va, tik su šitą, arba net ir šitą kompaniją dirbu. Kitas sakys, reikia 80. Dar vienas pasakys, kad 80 čia labai trumpa, reikia 1 metro. O aš pasakysiu, kad iš viso galima ir su tokia glaistiklė daryti. Vat ir geras pavyzdys už mano nugaros sieną. Ir tokia siena atrodo lygesnė, negu mes padarėme štai ten. Apžvelgsim rezultatus, nors nėra kažkokio tai vieno teisingo vienintelio sprendimo. Jeigu jūs meistras paprasčiausiai ir jums patogiau, jūs pripratote dirbti su šiais įrankiais, su tokia ilga glaistiklė ir jums labai gerai gaunasi, su voliuku užvaliojat glaistą ant sienos ir paprasčiausiai traukiat su tokia glaistiklė. Super, idealu, sveikinu, kad jums pavyksta dirbti su šiais įrankiais. Jeigu kažkaip jūs pripratėt dirbti su paprasta glaistiklė, nes kiek aš matau parduotuvį, jos nedingo. Jau 100 metų egzistuoja ir Anzos gamintojo būtent įrankiai ir kažkaip iš lentynų niekur nepasitraukia, ne? Ir jūsų rezultatas tikrai gaunasi superinis su tokiais įrankiais. Iš viso jokių priekaištų ir, žinokit, aš nieko nesakysiu, kad oi, durnius, tu stovi ten kaip tarybinis kioskas, ne, ir nieko naujo nepadarėjai arba neieškai kažkokių tai naujesnių būdų glaistyti sienas, nes, žinokit, gal jums paprasčiausiai ir nereikia. Aš asmeniškai nieko prieš. Man labai įdomus galutinis rezultatas, kai mes turim išdažytą sieną, kad ji būtų kokybiška ir nebūtų minkšta. O dabar šiais laikais galima pasiekti ir su šiais įrankiais, nes yra rinkoje tikrai glaisto, mes labai daug esame išbandę, kad galim gauti gerą rezultatą. Su šlifavimo įrankiu irgi reikės pašveisti, pabėgioti, kad pašveisti lygiai gražiai. Vėl grįžtame prie to, kad galutinis rezultatas mes tik tai žiūrime ir orientuojamės į jį. O užsakovams tik tai noriu vieno palinkėti, kad pasižiūrėkite, kad meistras dirbtų su glaistu, kuris yra kietas. Ką reiškia kietas? Kai jau gatavas produktas, siena išdžiuvo, reikia palaukti kažkur tai parą, pasižiūrėkite ant maišų, viskas parašyta, pilnas džiovimo procesas, bet dažniausiai visų medžiagų pilnas džiovimas, tai ten apie 28 dienos, ne? 28 paros. Bet po poros dienų mes galime su nagu prisiliesti prie mūsų sienų ir paprasčiausiai pasižiūrėti, jeigu yra lenkimas, glaistas labai minkštas. Sveikinu, jūsų meistras pasiėmė paprastesnį kelią
nes glaistyti su minkštais glaistais lengviau, paprasčiau ir šveisti paprasčiau ir, ta prasme, ir parodyti gerą rezultatą bus lengviau. O jeigu norėsite geresnės kokybės, ieškokite, kad glaistas būtų kietas. Va. Dabar mes šitam kambarį turim vieną sieną ir man jį nepatinka. Nors ir vėl sugrįžtame prie to, kad vėsinė molinė tinka, bet yra tokių nelygumų, grinai dėl savo patirties, norėtųsi, kad iš karto ir tas pagrindas būtų idealus, ne, kad ant idealaus pagrindo mes dar dėsime molinį tinką, tuo pačiu ir sutaupysime ant tos pačios medžiagos, nes jų sąnauda bus mažesnė. Man paprašiau išglaistyti, ne, nes labai greitai, ką aš čia su valiuku, pratrauksim šitą sieną, toj parodysiu. Tai va, tokia siena nėra labai daug, bet norėtųsi kažkokia tai, kaip čia pavadinti, gal tobulo produkto, ne? Aišku, čia nesąmonė, bet reikia vis tiek bandyti pasidaryti idealiai. Bet nežinau, vis dėlto aš kažkaip taip dvejojau, atrodo, kad ir norėtųsi tobulai pasidaryti, bet iš kitos pusės pasižiūrint, kaip ir nereikia. Bet glaistysim, nes tikrai, jeigu pasižiūrėti į šonus, tai ten tokie linksmieji kalneliai, vien bangos. Jeigu šviesa papuola tiesiai, kaip ir viskas gerai, puikiai, labai gražus rezultatas, bet jeigu šviesti va štai taip, iš šono, iš karto matosi tokie vat nelygumai ir kad siena tokia visa bangota. O jeigu taip, tai va tokį rezultatą mes su jumis turim. Kai glaistas išdžiūvo, kaip patikrinti šitą sieną? Visų pirma, aš siūlau, kai mes glaistom, grįžtame prie to, kad sumontuokime tą šviesą, kad viską matyti kaip ant delno. Jeigu yra tokių riskių nuo didelės glaistiklės, nieko baisaus. Reikia pasižiūrėti, ar po šlifavimo procesu mes panaikinsim tokius niuansus ar ne. Nes kai yra labai gilių įbrėžimų, aišku, toks rezultatas iš viso nepatinka. Būtent mūsų standartams tai tikrai neatitinka. Bet jeigu yra nuo pačios glaistiklės, tuoj parodysiu iš arčiau, nieko baisaus, nepergyvenkite, viskas gerai. Ir dar turbūt reikėtų pakalbėti, kaip patikrinti visą tą sieną. Ką aš siūlau? Ne tik sumontuoti šviesą iš šono, kad ir papildomo šviesos šaltinių iš viso nebūtų bute. Tai tie patys ir langai, nes mes turime dienos šviesą, tą šviesą paprasčiausiai, jeigu būtų langas po kairę pusę ir jisai daugiau šviesos duotų į mūsų sieną, tai vėl mes panaikinsim visus nelygumus, visus įbrėžimus ir nieko nematysime. Tai jeigu norime išgauti geresnės kokybės, sumontuojam labai didelis srautas šviesos šviestų grinai iš šono ir kad papildomų šviesos šaltinių nebebūtų. Dabar išjungsim šviesą ir pasižiūrėkime, kaip atrodys rezultatas. Tikrai pamatysite gyvai. Va, iškart turim kitokį vaizdą. O tada pasižiūrėkime, koksai rezultatas nėra patenkinamas, o taip pat kaipgi priimti visą darbą, daleiskim, kai siena jau uždažyta. Grįžkime prie to, koksai darbas nėra patenkinamas, jeigu meistras jau nori dažyti sieną. Po ranka mes visi turim telefonus ir jos pagalba galim pasižiūrėti šviesdami štai taip iš šono. Pasižiūrėkit, toksai rezultatas iš vis nėra geras ir mes matome, kad šita siena labai baisi ir nekokybiška. Tai čia dar reikia glaistimo ir va toksai bjaurus rezultatas. Nėra gerai. Kaip šviesti? Geriausia pasiimti ir kad šviesa būtų iš šono. Nes matot, nes šviesos srautas, kad būtų kuo arčiau sienos. Ir va taip priglaudus. Ne taip atvirkščiai, jeigu mes nukreipsim šviesą štai tokiu būdu, beveik nieko nesimato. Reikia atvirkščiai, kuo arčiau sienos. Ir matome visus nelygumus. Kodėl tokia siena netinka? Dabar pasiimkime daugiau šviesos ir pasižiūrėkime, kas yra negerai. Nes pasižiūrėkite, labai daug bangos, labai daug bangų. Paprasčiausiai mes šlifuojant šitą sieną, šviečiant, nepadarysime ją gražiai, vis tiek bus tokių visokiausių bangų.
O dabar grįžtame prie gero, normalaus rezultato. O štai šitą sieną, pasižiūrėkit, čia gana patenkinamas rezultatas. Viskas gerai, aišku, išskyrus yra kažkokių tai nedidelių tokių įdobimų. Čia toksai, sakykime, nedidelis nelygumas, bet po viso šlifavimo proceso šitą sieną bus tvarkinga ir atrodys gerai. O būtent mūsų atvejais, kai mes ruošiamės ant šių sienų dėti molinį tinką, tai iš viso šis rezultatas ypatingas. Mes nieko nešveisim, o iš karto ant šių sienų dėsime molinį tinką. Dar nežinau, apie molinį tinką mes kažką tai filmuosim ar ne. Man atrodo, kad ir anas vaizdo įrašas ten užteko tos informacijos, jie pakabinsiu štai čia. Jeigu neužteko, pakomentuokite būtent kaip jūs matote šitą vaizdo įrašą apie molinį tinką, apie ką reikėtų pakalbėti ir iš viso kokios dar informacijos jūs norėtumėte gauti. Tai va, atrodo, apie viską pakalbėjome. Dar užbaigimui aptarkime, kaipgi priimti sieną. Ar tinka dažymui, ar paprasčiausiai ne. Kaip padaryti šitą sprendimą. Dažytos sienos kokybės priėmimas. Kaipgi vis dėlto priimti taip, kad būtų sąžininga, ne? Kad mes irgi ten nesvajotume, kad sienos turi atrodyti lyg tai stiklas, ne? Dabar siūlau pasižiūrėti, kaip atrodo standartas AS3 ir kam jisai skirtas. Iš karto, užbaigiant į priekį, galiu pasakyti, kad AS3 standartas taip pat kaip ir Knauf standartas Q3 skirtas, jeigu mes ant sienų ruošimės dėti molinį tinką, visokiausių tapetų klijavimas, gana storų tapetų klijavimui. Jeigu grinai ten kaip tualetinis popierius mūsų tapetai, tai reikės paruošti sienas, kad atitiktų AS4 standartui. Tai čia reiškia, kad visas pagrindas gana lygus, nėra jokių įbrėžimų, mes prie jo to prieisime, viską parodysiu. AS3 standartas, vėl grįžtame prie jo, kad yra kažkokių tai nedidelių įbrėžimų, gali būti ir kalnai. Kaip patikrinti, mes su jumis kalbėjome, pasiėmėme šviestuvą, dedame šoną, išjungiame šviesą, kad visur būtų tamsu ir šviečiame ant sienos. Aišku, neišsigaskite, nes tikrai yra nelygumų, banguotas paviršius, bet to tikrai užtenka, kad klijuoti ant tokių sienų tapetus. Kitas dalykas, jeigu jūs nenorite imti tų šviestuvų, neturite papildomos šviesos ir nenorite šviesti su jūsų telefono pagalba, paprasčiausias būdas patikrinti sieną. Įjungiam bazinę šviesą, jeigu ant sienos prieidami pusę metro mes matome banguotą paviršių, toksai paviršius netinkamas klijuoti tapetus arba dėti molinį tinką. Tikrai iš akies, šviečia šviestuvas, paprasčiausiai prieiname pusę metro iki sienos ir tikrai matome tokių nelygumų, viskas netinka. Tada standartas AS4. Kaip turi atrodyti? Ar turi būti kažkokių tai įbrėžimų ant sienos? Ne, tikrai ne, ir parodysiu gatavą produktą, kaip turi atrodyti sienos bei lubos. Vėl visam bute išjungime šviesą nakties metu. Taip pat galim pasiimti tokią LED juostą arba jeigu norite, galite nupirkti specialių kažkokių tai prietaisų, specialių šviestuvų, jeigu jau labai yra didelis noras. O tada drauge pasižiūrėkime, kaip akivaizdžiai turi atrodyti gatavas produktas, išdažytas. Taip, dienos metu langai atidaryti ir mes žiūrime, kokios lubos turime. Neturi būti grinai kaip mes žiūrime tas lubas, neturime matyti kažkokių tai įbrėžimų, ryskių, nelygumų. Daleiskim ir tą pačią sieną turi atrodyti štai taip. Čia buvo vienas iš tokių paprasčiausių būdų, kaip patikrinti sienas bei lubas, kokiam standartui atitinka. Bet jeigu norite įsigilinti į visą tą reikalą, viskas čia gerai, jokių priekaištų nėra, tik debė, mes tik tai su šypsena jūsų pasitiksime ir pademonstruosime gatavą produktą. Dabar mes su jumis kalbame apie AS4 standartą ir kaip turi atrodyti pasiėmus šviesą.
ir mes galim matyti, kad yra nedidelių įlinkimų, vat šitoj vietoje irgi ne super kokybiškai šveistas glaistas, bet apie šitą irgi dar pakalbėsime. Vat toksai darbas atitinka AS4 standartui. Mes matome, kai kur yra trupučiuką bangota, be abejo su tokia šviesa matome, kai kurios bangos yra vietomis ir čia kažkur, bet šitoj vietoj, čia vat neligumas dėl glaisto. Mes su jumis aptarėme visus standartus AS1, AS2, 3, 4 ir daėjome iki pačio geriausio rezultato. Tai čia standartas AS5, kaip tai turi atrodyti ir iš viso kaip patikrinti. Išjungime visą šviesą. Jūs galite matyti, kad čia vat labai tamsu. Čia būtų geriausiai tikrinti naktį, net ir matau, kad vaizdo kamerai labai sunku filmuoti, nes vat grinai labai tamsu. Pasiimkime LED juostą, LED šviestuvą ir priglauskime ją prie sienos. Štai tai turi atrodyti siena pagal AS5 standartą. Mes matome tik tai, kur yra su voliuku vienas sujungimas, daugiau jų kaip ir nėra. Didžiausia dalį, ką mes matome ant šios sienos, tai aišku dažų struktūra, dažų faktūra. Ir viskas, kažkokių tai didelių įlinkimų arba įbrėžimų iš viso nėra. Pagal šį standartą mes tik tai matome pačių dažų struktūrą. Šalia sieną pasižiūrėkime ją. Irgi taip pat viskas atrodo ir matot, net yra dulkės, nes dėdami tokią šviesą, net mes su jumis matome ir dulkės, nes grinai čia kaip. Dar pabrėžkime, standartas AS5, mes matome dažų struktūrą, nes leiskime, dabar yra šviesa, iš viso tos struktūros beveik ir nėra labai maža. Kur yra visokiausi sudūrimai, apačioj padarytas apvedimas arba viršui prie lubų, kur susiduria mažas voliukas ir didelė struktūra nuo didelio voliuko. Tai vat nuo tokių niuansų mes iš viso nieko nepabėgsime. Bet savyje AS5 standartas neturėtų turėti kažkokių tai įbrėžimų, kažkokių tai riskių, o net apie bangos arba iš karto daleiskim kažkur tai eina glaistas ir užbaigimas jo, nors ir kaip rašo Knauf technologija pagal Q4, man atrodo, standartą 0,5 mm, tai čia irgi tas dalykas neprieinamas. Jeigu mes dabar grįžtame prie Knauf standartų, daleiskim, pasiimkime aukščiausią lygį, Q4 plus mes neimam, o Q4 ten aiškiai parašyta, kad ant 2 metrų mes galim turėti paklaidą 0,5 mm. Tai čia irgi netiesa, žiūrint, koksai tas nelygumas. Vėl, jeigu grįžtame prie to, kad yra glaistas jisai ir nešveistas, gali būti 0,5 mm, bet vienoje vietoje, vėleskim, iš karto tas skirtumas, ne, to aukščio. Iš karto su tokia šviesa mes tikrai pamatysime. Tai kaip priimti pagal standartą AS5 aš šiandien parodžiau ir jūs matėte rezultatą. Jums patinka lygios sienos, būtinai mums rašykite. Ekrano apačioje paliksiu telefono numerį arba elektroninį paštą, galite užsakyti paslaugas. Susisiekite su mumis bet kuriuo jums patogiu būdu. Šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas, kaip visada noriu palinkėti labai lygių, gražių sienų, kad galutinis rezultatas būtų ypatingas ir jūs po savo remonto paprasčiausiai būtumėte laimingi. Laimės, sveikatos ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Viso, čiau, sėkmės. Iki!
vos nepamiršau pakalbėti, kaip atrodo minkštas glaistas. Pasižiūrėkite, jeigu va taip prisilietų su nagu, mes matom štai tokį linkimą, šis glaistas minkštas, va dar kartą. Čia skaitosi labai minkštas glaistas. Aš labai įstikinęs, kad matysis. Dabar mes su jumis turime kitą sieną, irgi glaistytą su voliuku ir su ta ilga glaistiklė, bet mes turim visai kitokį rezultatą. Pasižiūrėkit, nes tik tai vat, mažiukai įlinkimai. Štai toksai rezultatas labai geras. Ir prieikime. O dar pas mus yra glaistas KR, įgis KR, kur išglaistyta. Pasižiūrėkime, koks rezultatas ten. Tai žodžiu, eikim žiūrėkime. Taip, šitą sieną glaistyta su KR ir paprasta glaistiklė, ta 35. O, aš galėčiau pasakyti, kad šis glaistas minkštesnis negu ant tos sienos, ten yra kietesnis. Tai va, prašom, aš pastoviu už tai, kad surasti geresnį sprendimą ir šiandien kaip tik mes savo akimis matome, kad pasiėmus vienam sluoksniui tą glaistą irgi galima gauti gerą rezultatą, glaistydami su tokiom glaistiklėm. Ir turbūt reikia paminėti, duoti tokios informacijos mėgėjams, kurie nori pradėti glaistyti, kokį įrankį pasiimti, nes yra brangesnio segmento, ne, glaistiklė ir paprasčiausio pigesnio segmento. Ką pasirinkti? Šiandien drąsiai galiu sakyti, kad būtent tokios glaistiklės, kur yra brangios, tą patį rezultatą duoda kaip ir pirkta glaistiklė iš senukų. Daleiskim, šitą glaistiklę 800 kainuoja ten apie 25 eurus, man atrodo, o štai šitą apie 35 ar 41 eurą, bet čia mes turime 60. Tai vat ir pasižiūrėkite, paprasčiausiai, jeigu norite išbandyti, jos kokybė iš viso neturi jokių skirtumų. Ta prasme, tą patį darbą su tą pačią kokybę galima atlikti. O profesionalams irgi galite pakomentuoti, gal aš neteisus, ką? Būtent čia ir dabar nesuprantu, kodėl verta pirkti būtent tokią glaistiklę, kuomgi skiriasi, nes grinai ir laikyti, ir pačia medžiaga, ir rankena labai viskas panašiai. O dar norėčiau jūsų apsaugoti iš Moki Veži, kur yra tos glaistiklės, ne, irgi su ta aliumininė rankena, tai neverta išmesti pinigų, paprasčiausiai jūs nupirksit, pabandysite glaistyti ir išmesti į šiukšliadėžę, nes tas aliumininis profilis, visos rankos bus juodos spalvos, nes jisai niekam nepadengtas, nu ta prasme neturi nei lakuotas, nei poliruotas. Su ta glaistiklė paprasčiausiai neįmanoma gerai atlikti darbą. O taip pat ir negausite jokio malonumo. O būtent šitie du įrankiai, tas pats malonumas dirbti ir kokybė, galima sakyti, aukštam lygyje. Tai vat apie įrankius šiandien tiek.